Labutis. Na, pažiūrėkim, kokią istoriją parodė šiandien kortas, ką norėtų papasakoti. Galbūt kažkam ateis perspėjimas. Galbūt kažkas ras auksinę mintį. Taip, tema bus apie tai, dėl ko jūs labai galvojate. Pavyzdžiui, kūrėte planus, bet nežinot. Jie įsipildys, neįsipildys. Tai gana toli ir dar viskas neaišku. Ne? Kaip ir aišku, bet neaišku. Štai taip. Taip, tai galimai bus apie priklausomybės. Tai yra vieniems žmonėms taip, pavyzdžiui, kažkas nori mesti kažkokias priklausomybės. Kitiem tai bus, pavyzdžiui, finansiniai klausimai. Taip, dar kitiem tai bus santykių klausimai. Na, pažiūrėkim dar. Taip, kam santykių klausimai, tai norėsis daugiau susitikimų, norėsis daugiau pabūti kartu, dar matysim, ne, su kuo. Norėsis šilumos, bendravimo, norėsis, jeigu turit kažkokį tai žmogų, ne, su kuriuo neaišku, ne, kaip būti, kaip būsim, labai norėsis susitikti, norėsis šiltų jausmų, pokalbių, pasibuvimo, ne, labai didelė trauka gali būti, taip, pasiilgimas kažkoks. Aha. Ir vėl mums rodo situacija rodo apie atstumą. Matyt, jinai yra labai aktuali. Reiškia, kažkas išlydėjo galbūt savo mylimą žmogų, ne kažkur toli ir laukia sugrįžtant. Arba galbūt planuosite susitikimą, jau, tarkim, moteris gali pati važiuoti ten kažkur susitikti, ne? Bet greičiausiai laukiate namo sugrįžtant savo mylimo žmogaus. Taip? Tvarkoj. Tas mylimas žmogus yra toli, ne, vėl mums rodo toli, ir kažkodėl tai yra, viskas sustojo, pakybo, ne, bet negaliu suprasti, kodėl viskas sustojo, kažko rimto. Galbūt dokumentai, ne, dėl tvarkymo dokumentų, nes reikia labai daug galvoti, labai daug daryti sprendimų, kurie yra susiję su žiniomis, reiškia, galbūt trūksta paprasčiausių žinių, paprasčiausios informacijos, ne? Ir kitiem tai gali būti, galbūt uždarytos sienas, galbūt transporto nėra, ne? Ta prasme, kelio, kaip ir kelias tik į vieną pusę, daugiau tarsi kelio nėra. Dėl to bus labai aktuali informacija. Taip pat gali būti, kad kažkokios struktūros irgi neduoda leidimo, pavyzdžiui, ne, jeigu štai šitą imperatorių imti kaip struktūrą, ne, galbūt priklauso nuo kažkokių tai savivaldybės, nuo kažkokių tai šalies sprendimai, ne, niekaip negali duoti leidimų ir taip toliau. Kitiem gali būti, kad šis imperatorius yra tas vyrukas, dėl kurio jūs taip stengiatės, ne? Bet neišeina, viskas griūna ir griūna ir griūna. Kaip čia mums toliau bus? Greičiausiai yra taip, kai kuriem taip gali būti, sunkumai santykiuose, kurie galbūt kažkas nepabaigė santykių, ne, ir dėl to nesiklyjoja nauji santykiai. Taip, reikia pirmą pabaigti senus santykius, po to kurti naujus santykius. Ir galbūt tai yra didelis trikdis. Štai ir moteris atsirado. Taip.
Štai, parodysiu. Štai ir moteris atsirado, kuri lygiai taip pat labai laukia, labai myli, labai, tačiau jos rankos yra surištos, jinai nežino, ką daryti, kaip teisingai elgtis, kaip teisingai netgi reaguoti į šitą situaciją. Taip. Taigi, kažkaip matom labai panašią situaciją, jau dariau šitą video ir kažkodėl kortos labai vėl mums rodo tą pačią situaciją. Taigi, su laiku, tai bus ne greitai, ne lėtai, tačiau pagreitinti tai bus galima. Jum keliai atsidarys. Ir jums bus atsiųsta žinutė, kad viskas yra gerai, kad bus galima susitikti, kad bus galima, reiškia, jūsų visi tie planai, kuriuos jūs planavote, reiškia, jums šiokia tokia bus apsauga, galbūt netgi kelrodis kažkoks tai bus, ne, galbūt sapnas kažkoks tai bus, kur jūs taip laukiate, ne. Gausite šiokią tokią apsaugą ir gausite teigiamą rezultatą, dėl ko jūs dabar visą tai stengiatės. Kažkam tai bus šeimos sukūrimas, kažkam atsigavimas, kažkam per naują, ne, kūrimas naujos šeimos, ne, taip pat sėkmė, pelnas, kas ko laukite, ne. Šitą situaciją mums rodo, kad bus nepaprasta, kadangi pas mus iškrito velnias, tai reiškia labai daug trikdžių, galbūt pavydas netgi iš šalies, galbūt tai kažkokios kitokios jėgos, kurios labai priešinasi jūsų planam. Čia reikia netgi rimtesnės analizės, nes yra labai stiprus trikdis. Ne, labai. Bet šiuo metu mums išeina saulytė ir netgi, ne, aukščiausių jėgų palaikymas. Taigi, kad šiuo metu kol kas mums rodo teigiamą atsakymą, kol kas viskas turėtų įsispręsti, viskas turėtų susitvarkyti, tiesiog tam reikia labai daug laiko ir informacijos. Reikia gaudyti tą informaciją, kuri jums reikalinga. Taigi, sėkmės!